Ką aš pastebiu dirbdama komandoje, bendraudama su žmonėmis, tiek Lady Circle klube bendraudama su žmonėm, kad jeigu mes turim kažkokių trūkumų, tai šalia būtinai atsiras tas žmogus, kuris tau nuolat lygant tos žaizdos mindys. Tai lygiai taip pat ir su kolegom. Žiūrėk, nei iš šio, nei iš to, jeigu aš jaučiuosi viduje kažkaip savim nepasitikintis, tai atsiras kolega, kuris lyg galva aukščiau bandys stovėti už tave, bandys provokuoti ir kartais galbūt netgi pats tas kolega, jisai net nesupras, ką daro ir kokią rolę atlieka šalia tavęs. O tie žmonės, jų elgesys iš tikrųjų yra tam, kad mes patys save pamatytumėm tai, kur mums skauda ir tai, ką mes turime pradirbti. Tai nereikia pykti ant tų žmonių, kad jie mus ten kažkaip išprovokuoja, skaudina, pykdo ar sukelia kažkokias kitas emocijas, bet iš tikrųjų tiem žmonėm vertėtų netgi padėkoti dėl to, kad jie parodo tai, kur mes turim augti.